Pradžiui tada pradėsiu nuo pasikeitimų. Vienas yra pasikeitimas labai toks esminis, tai yra pasikeitė klubo pavadinimas, logotipas, dalis žaidėjų. Tai vėl vyko dėl labai įdomios, sakant, tokios susidariusios situacijos, nes praėjusiais metais mes apjungėm praėjusiams ne 2 komandas, tai yra buvusi Ekspertizė.com ir Herbė vyrus, tam, kad pasiekti bendrą tikslą. Tikslas bendras buvo pasiektas, medaliai yra, bet kaip buvęs komandos treneris, mano tėvas Almantas sakė, kaip mūsų buvęs kapitonas, pajautė ir suprato, kad kaip ir buvo 2 komandos, taip ir liko. Mano iš vadovo pusės tai ne visai 2, nes, tarkim, šių metų ateinančio sezono komandų vis tiek liks dalis ir istorinio ekspertizės žaidėjų, dalis buvusių Stanevičiaus, kur žaidė B lygui, tų pačių Helmio vyrų liks, tai toks bus bendras darinys, kuris vėl šį kartą jau susibūrė vieną tokį, kai mes visi vylėmės vieningą kolektyvą, pavadinimu Sporto klubas Auks, kad pabandytų savo jėgas B lygiui. Šiuo metu, kol kas vyksta tas komandos komplektavimo procesas, branduolys daugiau mažiau yra žinomas, žinome ir priekinės linijos žaidėjai, žinome, kad senbuviai išlieka, žinoma dublerinės komandos sudėtis. Taip kad rugsėjo mėnuo gaunas pakankamai intensyvus sporto prasme ir įdomus visiems, tiek klubo vadovams, tiek kapitonų, tiek žaidėjams, kurie nori realiai prasimušti B lygą. Manau, kad nors vienas komandos vadovas, kad ir kurio lygų žaistų, norėtų tiesiog sudalyvauti. Tai yra visiškai absoliuti mažuma. Tai vis tiek yra tikslas kažką pasiekti, kažkur patekti, bet jeigu praėjusiais metais aš galėjau labai drąsiai šnekėti, tikslas yra vienas, tai yra čempioną arba bent jau medalį kaip minimum. Atėjus į aukštesnį lygį kažką labai prognozuoti yra per drąsu, tiesiog nuo nulio. Tai man, kai vadovui, labai tenkins, jeigu būtų pasiektas ketvirtfinalio etapas ir tai, manyčiau, būtų fantastinis pasiekimas. Kuo daugiau, to geriau, o tikslas minimum, tai bent prisibarati antrą etapą, nes jeigu tu dalyvauji turnyre aukštesniam lygiui ir sugebi prasimušti antrą etapą, tai jau pakankamai normalu. Bent jau toks būtų minimalus tikslas. Varžovam, aišku, palinkėti, kuo mažiau traumų turėti, aišku. Varžovų traumas padeda pačiam laimėti, bet iš tikrųjų laimėti pergalės saldžiausios yra tada, kai jos yra pasiektos tikrų sportinių principų ir sąžiningai. Tai tiesiog norėtųs, kad visi būtų sveiki, visi susirinktų pajėgių sudėčių ir kad paskui po rungtynių prie gaivių gėrimų sėdint aptarinėjant rungtynės, tiesiog būtų galim sakyti, mes įveikėm juos ir be jokių, kad to nebuvo ir čia galėjo tai būti.